Pirmadienio rytą Druskininkų plente įvyko mirtina eismo nelaimė. Automobilis partrenkė ir sužalojo pėsčiąją. Moteris mirė iš karto. Tai vaizdai iš Trakų rajono Šventininkų kaimo. Čia yra kelias A4, labiau žinomas Druskininkų plento pavadinimu. Apie 7:30 ryto čia įvyko mirtina eismo nelaimė. Gauti keli net pranešimai apie šį įvykį. Vienas žmogus pranešė, kad automobilis kelyje A4 partrenkė pėsčiąją. Kitas papildė, kad avarija įvyko maždaug 10 km nuo Vilniaus, važiuojant Druskininkų link keliu. Ir čia yra Šventininkų kaimo ribose. Švaros brolių įmonės ženklais pažymėtas miesto visureigis Volkswagen kliudė moterį. Įvykio vietą buvo iškviesti medikai, išskubėjo ir policija. Deja, medikai konstatavo, kad nukentėjusioji moteris dėl sužalojimų patirtų mirė iš karto. Šio Volkswageno vairuotojas teigia, kad moteris ėjo per kelią. Štai šitoje vietoje turbūt čia tai vyko, nes minima, kad nelaimė įvyko sankryžoje. Čia toksai vieškelis, žvyrkelis išeina ir greičiausiai moteris čia kirto kelią, o netoliese yra viešojo transporto stotelė. Tai gali būti, kad moteris arba atvažiavo, arba ruošiasi išvykti. Greičiausiai pėsčioji tenai ir ėjo į tą sustojimą. Na ir įvyko nelaimė, pateko po ratais. Vairuotojas buvo blaivus, automobilį vairavo 66 metais gimęs vyras, o žuvusiai buvo metais jaunesnė 67 metų gimimo. Na ir dabar dėl įvykio eismo juosta Druskininkų link yra uždaryta. Čia stovi avariją patyręs automobilis, ten šalia kelio guli kūnas. Norint apvažiuoti uždarytą eismo juostą, išvažiuoti reikia prieš eismą. Čia stovi ir policijos automobiliai, ir kelio ženklai spėjantis apie kliūtį kelyje. Tarp kitko, tai yra matyti labai avaringa vieta. Štai čia puokštė, žvakutės. Matyti, kad šioje vietoje taip pat buvo įvykusi tragedija, žuvęs žmogus. Na ir toje vietoje, kur guli kūnas, kitoje kelio pusėje, taip pat yra laukuose kryžius pastatytas. Ir taip pat galima spręsti, kad šioje vietoje taip pat buvo įvykusi tragiška nelaimė. Atrodo tiesus kelias, matomumas geras. Galima tik spėti, kokios šių tragiškų nelaimių priežastys gali būti.